Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai noriu pademonstruoti dar vieną Landerenzo dujinės įrangos darbų montavimo pavyzdį. Šį kartą turim tikrai labai įdomų klientą. Įdomų klientą tuo, kad atvyko klientas iki Kauno susimontuoti kokybišką Landerenzo sistemą netgi iš Nidos. Tai tikrai pakankamai tolimas kelias. Ir dar kartą įrodo iš principo toks kliento poelgis tai, kad klientai ieškodami kokybės, ieškodami gerų montavimo darbų, geros sistemos, jie tikrai pasiryžę atvažiuoti, kartais netgi ir iš užsienio tam, kad būtų atlikti darbai kokybiškai. Tai tikimės kliento refield, stengiamės padaryti tą, ką geriausiai mokam ir suprantam, ir be abejonės montuojam kokybišką Landerenzo Omegas dujinę įrangą. Labai trumpai apie pačius komponentus ir dar tiesa apie automobilį. Tai 2018 metų Jeep Grand Cherokee automobilis, 5,7 litro Hemi variantas, V8, 200 beveik 70 kW galios turintis variklis, be abejonės tikrai labai našus, puikus. Reikia ir paminėti tai, kad važiuojant trasoje arba pastoviu lygiu greičiu, nebūtinai trasoje, bet kartais ir mieste, yra atjungiami vienoje pusėje 2 viduriniai cilindrai, kitoje pusėje 2 išoriniai cilindrai, kitaip tariant, automobilis važiuoja tokio eko režimo, naudodamas tik 4 cilindrus. Visą tai yra be abejo padaryta tam, kad taupytų kurą, bet tas Hemio variantas, jisai vėlgi įveda tam tikras taisyklės. Montavimo prasme yra tam tikrų niuansų, kuriuos reikia atlikti teisingai, norint, kad tas automobilis jums lygiai taip pat elgtųsi, kaip jis elgėsi benzinu, lygiai taip pat dinamiškai važiuotų, kaip jis važiuoja benzinu. Tai apie tą komplektaciją, kokią mes sumontavom, montuodami Landerenzo dujinę įrangą, aš truputį dabar ir papasakosiu, bent jau trumpai. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas štai čia, jis yra aliuminėme korpuse, be abejonės tam, kad gerai užšimtųsi, tai padedam jį kažkur, kur nėra labai karšta ir kad kiek įmanoma jisai mažiau trukdytų. Reikalui esant mes galim atsijungti, patraukti, prieiti prie saugiklio, atsiversti, jokių problemų, prašau, ką norit galima padaryti, jis niekur nesiremia, nieko nesiliečia. Labai puikiai vieta, geresnės bent jau variklio skyriuje aš jam kol kas sugalvoti negaliu. Atskirai nuo dujų reduktorių, pabrėžiu 2 dujų reduktorių, bet prie jų dar prieisiu vėliau, yra sumontuojamas VNB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Tai reiškia, kad atkeliaujam iš dujų baliono iki priekio su didžiausio našumo 8 mm plastikinę magistralę. Čia turim padidinto pralaidumo vožtuvą bei čia pasislėpusi skystos fazės filtrą, kur išsifiltruojam dujas ir tas dujas siunčiam toliau ir dar išskirstome į 2 reduktorius, kurie yra sumontuoti maždaug šitoje vietoje, vienas žemiau už kitą. Tai yra sumontuoti pačią didžiausią našumą Landerenzo LI10 Turbo Oversize dujų reduktorių. Dabar kodėl 2? Yra tikrai daug diskusijų, daug kalbų, kad čia vieno užtenka ir taip toliau ir panašiai, bet čia žinot, kaip ir su galingu varikliu, tai taip ir su 2 reduktoriais, kur kas patikimiau, ilgiau, ilgamžiškiau, smagiau ir visaip kitaip geriau bus naudojamas variklis tas, kuris yra didelės galios ir važiuoja nesunkiai, ir kur kas bus prasčiau su varikliu, kuris bus 3 cilindrų, 1 litro ir bus spaudžiamas ant savo galimybių ribos kiekvieną dieną. Tai be abejonės įsivaizduokit, koks yra resursas ir vienu ir kitu atveju. Juo labiau reduktorius pagal dokumentaciją, jeigu žiūrėčiau, iš principo skirtas 200 kW vienas, o čia turim beveik 270, tai netgi ir iš tos teorinės pusės mes niekaip su vienu reduktoriu, nei mes, nei save gerbiantis meistrai neturėtų paleidinėti šio variklio. Jungiam juos 2, vėlgi yra specialiai ir specifiškai pajungiamas tų reduktorių šildymas, tikslas yra turėti juos šylančius vienodai, kiek įmanoma vienodžiau, sakykim taip, tai yra tam tikri būdai, kaip tą padaryti, tai čia irgi labai svarbu, nes dažnu atveju netgi ir sumontavus neteisingai tuos 2 reduktorius apsikraunamas yra didžiąja dalimi vienas, reikia ir slėgius išeinančius iš jų, kiek įmanoma suvienodinti, sujungti visą sistemą ratu, tam, kad slėgiai dar būtų lyginami ir pačiuose purkštukuose ir taip toliau. Tęsiant, reiškia, mūsų apžiūrą, tai patys purkštukai yra sumontuojami Landerenzo ARB+, yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas yra tvirtai savo vietose, niekas nepakeista, niekas neiškelta, jis čia gražiai užsidengia, tie purkštukai vertinant, aišku, jo vietą yra taip sumontuojami, kad jie niekur nekliūtų ir netrukdytų. Yra išvedamas dujinės įrangos saugiklis, štai šitoje vietoje, klientų instruktažo metu bus papasakota ir parodyta pirštu, kur jisai yra. Jis yra čia dėl to tam, kad tech apžiūros metu paprastai reikia žinoti, kad jisai toks egzistuoja ir kartais jį parodyti. Tai tikrai instruktažo metu mes kiekvieną kartą klientam parodom. Diagnostinė jungtis, varžynas, relė. Filtrai yra sumontuoti vėlgi 2 naujos kartos filtrai yra sudėti su specialiu surinkimu. Visi darbai Landerenzo dujinės įrangos montavimo servise 007 yra atliekami pagal gamintojo standartus.
O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo yra naudojamos kokybiškiausios rinkoje šiai dienai prieinamos medžiagos, priemonės, komponentai, spiruoklinės sąvažos, apsauginės gofros. Visas dujinės įrangos laidynas vėlgi yra sugrupuojamas, parenkamas tam tikrų ilgių. Visi tie laidai yra grupuojami tarpusavėje, izoliuojami, velkami į apsauginės gofras ir tos gofros dar papildomai yra izoliuojamas. Kiekvienas kontaktas be abejonės yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais, tam, kad nekeltų jokių problemų nei dabar, nei tolimoje ar artimoje ateityje. Tai stengiamės, kad tų problemų būtų kuo mažiau. Juk minėjau, klientas galų gale yra atvykęs iš Nidos, tai tikrai kaip ir kiekvieną modelį, taip ir šį mes tikrai pasistengsim ištestuoti visais režimais ir greitkelyje, ir mieste, ir atiduoti jau tikrai pilnai funkcionuojantį, kad nebūtų kažkokių tai siurprizų kelyje. Tai tiek turbūt apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką, kaip visada, montuojam ten, kur jo pageidauja klientas. Tokia galbūt populiaresnė vieta paprastai yra čia, bet šį kartą klientą turim pageidavimą sumontuoti kairių vairo būtent čia. Tai čia mes jį sumontuojam, vėlgi pakankamai patogi vieta, gerai matosi, lengva paspausti, matyti kuro kiekį, bakį ir panašiai. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, reiškia atsidarom ir mes galim pilti iš karto tiek benziną, tiek atsisukę kamštelį iš karto pilti dujas. Tikrai labai patogu tuo, kad baigę pildyti mes prisisukam, sakykime, šitą dangtelį, jisai vėlgi nėra būtinas, bet kadangi telpa, tai kodėlgi ne. Ir gražiai užsidarom. Viskas lygu, gražu, nereikia mums klauptis, ten gramdyti sniego, purvo, dar kažko. Viskas patikima, saugu, tvirta ir tikrai labai patogu. Dujų balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Gal truputį tamsus kampas, jeigu nesimatys nuotrauką, pridėsiu padarytą lauke. Tai yra 80 litrų kokybiškas Bormech gamintojo balionas. Be abejonės gražiai užsidaro į savo vietas. Įsideda laikikliukas, jisai labai gražiai į savo vietą atsigula. Lygiai, gražiai ir tvarkingai. Užsidaro dangtis ir be jokių problemų, tos daiktadėžės, jūs matėte, irgi jos lieka savo vietoje, tai vėlgi patogu susidėti kažkokius daiktus, išnaudoti tas ertmes aplink dujų balioną. Tai 80 litrų, apie 80% to baliono pildasi, tai nepilnai 70 litrų, realiai galima degaliniai susipilti. Tai jau pakankamai, manau, neblogai vertinant automobilio 8 cilindrus ir variklio galią. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landrenzo Omegas dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu yra klausimų ar ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.